Norėtume pristatyti Šelbau konstrukciją namų statybai. Mūsų įmonė dirba daugiau kaip 15 metų statybinių medžiagų pardavimuose. Susidūrėme su problema, kad žmonės dažnai maišo skirtingas sistemas tarp skirtingų medžiagiškumų, skirtingų konstrukcijų. Ir kur gaunasi problema, kad žmonės įsirenka konkrečias medžiagas, jas duoda architektui, jisai suprojektuoja, padaro brėžį skirtingų sistemų, bet statybininkai to nesugeba įgyvendinti statybų aikštelėje. Tada pasidaro klaidos, jie pradeda interpretuoti, daryti savaip ir atsiranda brokas. Siekdami šitą optimizuoti mes sukūrėme sistemą, kuri susideda iš dviejų dalių. Pirma dalis – dviteinė sija, medžiaga sujungta iš dviejų bruselių ir OSB plokštės. Ko jin yra ypatinga? Ši sija apkrovas, jeigu imsim horizontaliai, atlaiko nedidelės, bet jeigu mes ją pastatysime vertikaliai, sistema mūsų atlaiko iki 3000 kg į kvadratinį metrą. Pačiai sistemai tiesiogiai naudoti galbūt būtų ir negerai dėl šalčio tiltų, nes uždėjus sipą, čia atsiranda oro tarpas, per kurį šąla siena. Taigi mes gamykloje naudojame dviteinę siją ir ją iš karto apšildome, kad būtų uždaryti visiškai šalčio tiltai. Gaunasi minimalių šalčio tiltas per USB plokštę, bet per tokį ilgį rezultatas yra minimalus. Parodysime, kaip montuojasi pati konstrukcija. Pats principas yra labai artimas Lego konstrukcijai. Imate dviteinę siją. Šiuo atveju turime iš karto kampą gamykliškai darytą. Tepame klijus ant polistirolo. Dažnai atveju tepamas perimetras, plus per vidurį viena siūlė, kad būtų užtikrintas sandarumas. Statome dviteinę siją, prispaudžiame, viskas. Sekantis etapas, imame kitą sipą, dedame dviteinės sijos lygiai to pačiu principu. Tepame visų perimetrų klijus, plus per vidurį vieną siūlę sandarinimu. Prieš jungiant sipą labai svarbu siūlę pakankamai storai užtepti hermetiku. Jums suspaudus plokštę su plokšte, hermetikas turi šiek tiek išlysti į paviršių. Tai bus signalas, kad jūs tikrai kokybiškai uždengėt. Esmė, kad jūs turite pilnai užsandarinti medinę konstrukciją. Medis neturi gauti jokio sąlyčio su atmosfera, negauti drėgmės. Jeigu jūs kokybiškai užkonservuosite medieną sistemoje, jums pats namas turės 100 metų ir ilgiau. Kada plokštę sumontavome, vyksta paskutinis etapas – tvirtinimas savisriegiais. Taupant laiką rekomenduojama bent 3 taškais fiksuoti savisriegiais, visi kiti gali būti montuojami vinimis šaudoma. Atstumas tarp tvirtimo taškų rekomenduojama 0,5 metro.